Labas rytas, mėly konferencijos dalyviai. Prisipažinsiu, man bus labai sunku po dalios tokių gražių žodžių kalbėti, nes mano išsilavinimas neleidžia, galbūt aš neturiu tokių gebėjimų, kokias turi Dalia. Esu sausas chemikas ir dėl to savame suprantama mano galvose sukasi formulės ir skaičiai. Jeigu iš tikrųjų sakyti tai turbūt aš būčiau prie tų žmonių, kurie vertintų pirmiausia būtent intelektinės gebėjimus arba IQ koeficientą, kurį paprasčiausiai galima tikriausiai susirasti bet kokioj, sakyčiau, internete yra visokių, sakykime, svetainių, kur galima rasti, kaip susiskaičiuoti savo IQ. Kas kita, kad labai sunku įvertinti emocinį intelektą, kuris yra nepaprastai svarbus ir Dalia jau apie tai kalbėjo, kurio pamatavimą tai irgi turi kažkokius tai testus, tačiau jie nėra tikri, nes realiai tai yra labai sunkiai pamatuojami. Terminas emocinis intelektas iš tikrųjų nėra labai senas ir jam galbūt koks 30 metų, kada daktaras Vainas Peinas paskelbė savo disertaciją emocijų tyrimas, emocinio intelektų vystymas 85 metais. Apie tai turbūt bus kalbama šiandien ir konferencijoje. Tačiau reikia pažymėti, kad jau ir mūsų mokslininkai šią sritimi labai intensyviai domisi. Ir jeigu kas norėtų pasižiūrėti mokslinių darbų toj srity, tai rastumėte duomenų bazę lituanistika, įvairias publikacijas, kurios yra skirtos būtent emocinio intelekto tyrimams. Aš jų radau bent 100 įvairiausiais parametrais. Ir štai, sakykime, kas man krito į akis, tai tyrimai atlikti labai konkretus, labai aiškus, kurie įrodinėja apie tai, kiek svarbus yra emocinis intelektas ir kiek jis keičia vaikų elgesį. Pavyzdžiui, buvo įrodyta, kad aukštesnio bendro emocinio intelekto paaugliai turi statistiškai reikšmingai mažiau emocinių bei elgesio sunkumų. Jie yra žemesni. Žemesnių užsisklendimo, somatinių skundų, socialinių sunkumų, delinkventinio elgesio rodikliai. Bendras sunkumų lygis neigiamai statistiškai reikšmingai siejasi su tarpasmeninių santykių adaptyvumu bei vyraujančios nuotaikos gebėjimais. Aukštesnio emocinio intelekto paaugliams būdingi aukštesni mokymosi laimėjimai, jų geresni santykiai su bendramžiais, turi daugiau laisvalaikio pomėgių ir taip toliau. Jeigu žiūrėt kitą aspektą, daugiau stresinių gyvenimo įvykių patyrusiams paaugliams būdingi geresni streso valdymo gebėjimai, tačiau jų prastesni tarpasmeniniai santykiai su bendraamžiais. Ir nustatyta, kad merginų bendras emocinis intelektas yra aukštesnis negu vaikinų, rajonuose, miestuose gyvenančių paauglių rodikliai yra aukštesni nei gyvenančių kaimuose, paauglių gyvenančių su globėjais arba globos namuose tarpasmeninių santykių adaptyvumo gebėjimai yra žemesni negu paauglių gyvenančių su abiem tėvais ir paauglių, kurių tėvai turi nebaigtą vidurinį ar vidurinį išsilavinimą, tarpasmeninių santykių adaptyvumo gebėjimai yra žemesni negu paauglių, kurių tėvai išsilavinimas yra aukštesnis. Didesnės pajamas gaunančių šeimose augantis paaugliai ir aukštesnė emocinio intelekto. Lyg tai viskas susiveda labai aiškiai į tą aplinką, kur vaikai yra ugdomi ir pirmiausia šeimose. Mokykla čia iš tikrųjų labai rimtai gali prisidėti ugdant vaikų emocinį intelektą ir turiu prisipažinti, kad ministerija, švietimo ir mokslo ministerija, nėra labai daug nuveikusi šioje srityje. 2009 metais patvirtinta programa, kurie yra numatyti tam tikri rodikliai. Sakykime, vienas iš jų įrodantis, kad socialinio emocinio ugdymo prevencinės programos diegiamos sėkmingiau, kai pagrindiniai jų įgyvendintojai yra mokyklos mokytojai, ne tik instruktoriai iš išorės, ir kai tą veiklą įsitraukia, pabrėžiu, visi mokytojai, o ne tik jų dalis. Ta prasme, visas bendras kolektyvas dalyvauja šiame procese. Tai štai, mano supratimu, šio seminaro tikslas ir galėtų būti vienas iš tokių, kad mes turėtume gauti kuo daugiau žinių apie emocinio intelekto ugdymą ir tuos metodus.
Bet kitas dalykas būtų turbūt tai, kaip mes galėtume tarpusavį bendradarbiauti, kad emocinio intelekto ugdymas mokyklose taptų tokia kertinė ašimi ir nebūtų paliktas, vien, sakykime, kažkokiai daliai pedagogų, kurie tą sistemą galbūt gerai žino. Aš manau, kad apie tai mums reikia labai daug kalbėti. Labai gaila, kad ir žiniasklaida, ir galbūt ir mūsų valstybė šiek tiek pervertina tas žinias ir štai matome mes reitingų, sakykime, mokyklų reitinguose, tai surūšiuotas mokyklas pagal valstybinio egzamino rezultatus. Lyg tai ten, sakykime, kur vaikas buvo kažkokioj 100 mokyklų, aš baigiau 100 mokyklą turbūt, o gal kažkuriam tai antram 100 ir visiškai dėl to nesigailiu. Todėl, kad buvo svarbi mokymosi aplinka ir aš dabar prisimenu savo mokytojus, kurie gal tada neturėjo tiek daug teorinių žinių, bet praktiškai sugebėjo mus įjungti į bendrą sistemą ir pirmiausia žiūrėti į vaikus kaip į asmenybės, o ne kaip į, sakykime, mašinėles, kur galima prikimšti įvairiausių žinių. Tai štai tas reitingavimas mokyklų dažniausiai yra susietas su labai paprastu dalyku. Juk puikiai matome, kaip vaikai yra tušiuojami dar pradžioje pagal tai, kokie jų yra intelektiniai gebėjimai, sakykime, įvairių užduočių sprendimui. Turime atrankos egzaminus į gimnazijas. Tai yra visiškai nenormalus dalykas. Tai aš net pasakyčiau, tai yra nusikalstamas dalykas prieš moksleivius. Nes mano supratimu, tą reikėtų išgyvendinti kuo greičiau ir pabaigti šitą nesąmonę, kuri dabar darosi didžiuosiuose miestuose. Mes negali rezultatai mokyklos priklausyti nuo to, jeigu aš vaikus gerus motyvuotus atsirinkau ir aš juos, reiškia, pasiekiau geresnių rezultatų, tai kur tai matyti? Mūsų tyrimai nesenai parodė, kad korepetitorių klanas tiesiog nepaprastai yra išsiplėtęs. 30% visų baigusių vidurinės mokyklas gimnazijos vaikų turėjo korepetitorius. Dar 30% jų norėjo turėti, bet neturėjo pinigų. Štai mes susegregavome visuomenę būtent į kai kurios sluoksnius ir visą tai, patikėkite, ateityje labai smarkiai atsilieps mūsų visuomeniai. Todėl aš manau, kad mes turėtume apie tai kalbėti labai garsiai, baigti tą vadinamą dirbtinį moksleivių mokinių rūšiavimą ir kalbėti apie tai, kad mes turim kalbėti apie mokyklą kaip sistemą, kurioje visi yra bendruomenės nariai. Linkiu tikrai konferencijai gerų darbų ir gerų rezultatų. Atsiprašau, kad ne visą konferenciją galėsiu būti. Ačiū. Ačiū Jums labai.